Mane įkvepia gamta, jos natūralumas, skleidžiami garsai ir gausa, nuolatinis judėjimas. Greenify sugavo gamtą ir perduoda ją jūsų sveikatai. Skysta maisto papildų forma su augalų ekstraktais be pridėtinio cukraus ir dažiklių įvairioms organizmo funkcijoms. Greenify – gamtastiškas efektas. Labą dieną, susitinkame mūsų motinystės What the Fuck podcast'e. Kaip visuomet mano kolegė Lina. Labą dieną. Aš Ieva ir mūsų svetė šiandien Veronika Urbonaitė Barkauskienė. Jo, teisingai, labas. Labutis. Taip, tai Veronika mes sugalvojame pakviesti, nežinau, po ganėtinai ilgo laiko, bet labai fainai, kad sutikai. Veronika yra sociologė, 3 vaikų mama, 2 nukių ir 1 berniuko. Ir taip pat knygos 90-ųjų vaikai tampa tėvais. Autorė, blogerė. Taip. Vis dar šiek tiek. Taip, tai vat mes šio podcast'o metu aprėsim tokių įvairiausių temų, kas mums labai įdomu, nes Veronikos vaikai jau yra šiek tiek paaugę ir pakalbėsim ir apie tą transformaciją motinystėj, nuo tų vystyklų iki jau mokyklinio amžiaus. Gerai. Tai va, gerai, tai taip ir pradedam. Pirmasis klausimas. Koks jausmas šalia buvimo mama būti ir rašytoja ir dar plus sociologija, kas aš įsivaizduoju, sociologija apskritai yra mokslas apie stebėjimą mūsų visuomenės, taip? Tai ką tau tai reiškia, kaip papildo šios sritis viena kitą? Tai žinai, aš iš karto pasakysiu, kad žiauriai nemėgstu būti vadinama rašytoja ir nesijaučiu rašytoja jokių būdų, gal labiau tokia užrašytoja. Tai va, tai tas tiesiog yra gyvenimo būdo dalis, rašymas kaip bandymas suprast dalykus. Man tai, pavyzdžiui, pradėti rašyti blogą, kai buvo labai maži vaikai, buvo toks strategija, kaip išgyvent, šiek tiek susidėliot kažkaip pačiai savo į stalčiukus ir tam tikrą prasme gal kaip terapija rašymo, kažkas tokio, tai rašymas padėjo tikrai kažkaip neprarasti sveiko proto šiek tiek. Labai tą suprantu. Jo, bet sakau, rašytoja nevadinu savęs ir ta mano knyga, jinai labiau yra liudijimas tam tikro laikotarpio, tam tikrų patirčių, bet nemanau, kad tai literatūra būtų galima pavadinti iki galo taip rimtai. Ką duoda buvimas sociologė? Tai šiaip iš tikrųjų, kaip pasakyti, labai, kai esi žmogus per protą prieinantis prie dalykų, o tenka tą daryti, aš nuėjau į sociologiją, nes man šiaip įdomu, kaip veikia pasaulis, kaip žmonės, kaip struktūros funkcionuoja, vieni su kitais. Ir labai nuoširdžiai iš įdomumo. Ir tada, kai susilaukiu vaikų ir esi įpratęs kaip žmogus viską matyti per protą, tai man nepadėjo. Ir tai nepadeda, man atrodo, tai labai trukdo, nes šiaip geriausios mamos, geriausi tėvai, man rodos, yra tie, kurie kažkaip daro dalykus iš kažkokio vidinio pajautimo, iš intuicijos, iš kažkokio ne proto lygmens, bet kūno galbūt lygmens, jausmo lygmens, ne? Tai man visą laiką bandyti suvokti, ką čia dabar ta motinystė, kaip čia dabar būti gera mama, ką aš turėčiau daryti. Man tai daugiau kliudė ir aš tikrai ilgai turėjau mokytis, kaip tapti ta tokia kiek įmanoma organiškesnė mama. Ir protas, kažkiek jisai man padėjo per rašymą, ar ne, per kažkokias analizės, bet oi, nežinau, šiaip labai pavydžiu visą laiką žmonėm, kurie turi tą tokį prieėjimą labai natūralų iš savęs, ne per protą. Tai va, tai nepadėjo, gal labiau pakenkė buvimas sociologė. Iškart šoku kitą klausimą, nes toks kaip pratęsimas, kad tu esi specialistė, pabaigusi ten mokslus, pamačius, išsityrinėjus ir visokių tyrimų skaičius. Oi, blemba, nukris mikrofonas. Tai ar tas padeda tau labiau ar kenkia iš tikrųjų, kai motinystė labai užknis? Tu pradėjai apie tai kalbėti, bet pagilint šitą. Net nežinau, žinai, jo, tas pasaulio pažinimas, jisai,
toks triki dalykas yra, kai susilauki vaikų, staiga tavo pasaulis tampa apie vaikus labai stipriai ir jisai susiaurėja. Tai man labai ilgą laiką aš kovojau su tuo. Aš įsivaizdavau, kad ne taip turi būti, ne tokia turi būti motinystė, aš turiu galėti vėl keliauti, mokytis, dirbti, pažinti, su naujais žmonėms susitikti. Ir žiauriai kažkaip ilgą laiką man atrodė, kad kažkaip turiu sugebėti, ne, viską sudėti, viską suderinti. Tai tos ankstyvesnės patirtis, mokslų, darbų, gyvenimo bendraja prasme, šita prasme man gal jos irgi šiek tiek kišo koją. Suvokime, kad susilauki vaikų ir turi pradėti būti labai čia ir dabar. Su tais vaikais čia ir dabar. Kasdienybei ir gebėti mokėti ją priimti kažkaip su meilė, su džiaugsmu. Tai man iki šiol aš iš tikrųjų turiu pakankamai daug dirbti su savim. Nes toks išbėgimas į protą, išbėgimas į socialinius tinklus tos pačius, tai man buvo tikrai tokia taktika, kaip išgyventi tą buvimo su vaikais sudėtingumą, intensyvumą ir tam tikrą prasme, su tikrai pakankamai mažiukais vaikais mes išvažiavam su šeima į užsienį, iš viso užsidaro tas bendravimo ratas, ar ne, su draugais, su pažįstamais. Tai toj situacijoje aš galiu įvardinti jau dabar savo, kad aš buvau išgyvenimo režime, tokiam diena po dienos, labai daug buities. O jūs išvažiavot tiesiog gyventi kažkokiam laikotarpiu į užsienį? Ne, mes žinom, kad tai bus 2 metai, mano vyras turėjo terminuotą kontraktą. Ir toks, kaip nuotykis, kaip faina, prasiplėsim į kokią šalį? Į Švediją. Švedijoje mes gyvenom tos. Kiek buvo laiko vaikam? Buvo 4 dvynukėms ir sūnui buvo 1,5. Crazy. Man skamba crazy. Visiškai kitaip. Tu viena buvai su vaikais, kol vyras dirbdavo? Iš pradžių viena, paskui jie pradėjo eiti darželius. Bet aš žinokit, žiūriu nuotraukas to laikotarpio. Dabar aš žiūriu ir man... Neatsimeni? Aš matau tos vaikus mažus. Jo, žinau, kaip kažkoks juodas tunelis iš esmės. Aš labai laukdavau, kol atvažiuos kažkas iš Lietuvos su manim pabendraus. Ir tas internetas, socialiniai tinklai, man tapo tikrai blogo rašymas, absoliučiai langas į pasaulį, kažkoks ryšio užmezgimo būdas, išgyvenimo būdas šitame visame. Dar labai įdomu, Švedija, žinai, Lietuva, Švedija žiauriai skiriasi ir ten kultūriškai kažkas tokio, ten per visas sritis, tarkim, kaip pradėjo ten eiti darželį, ne vaikai, tai tada pas tave į namus atėjo ta kultūra daugiau ir iš darželio ir vis tiek atsirado kažkiek pažįstami bendri. Kaip tu susiturėjai su to visų dalykų, nežinojai, kad 2 metai lyg nėra ilgai, bet ir labai ilgai tokius mažiukus vaikus turint ir visiškai, kai tu esi svetimas kažkur, tai kaip tau padėjo, kas tau padėjo išgyventi šitą laikotarpį? Tai iš tikrųjų aš pradėjau knygą rašyti. Mano išgyvenimo strategijos nebuvo eiti į žmonės ir bendrauti, nes kažkaip man labai sunku buvo toj tokioj švediškoj ir tarptautiniai bendruomeniai rasti tokių žmonių, kur iš karto eičiau į gilų kontaktą, kaip aš mėgstu, o tas paviršinis bendravimas mane tai jisai daugiau vargino ir aš ieškojau, tikrai norėjau kažkaip sukurti ryšius, man nelabai pavyko, tai aš labai giliai būtent įgrimzdau į internetą ir į knygos rašymą. Nes vienus iš tų 2 metų, kai buvom Švedijoje, aš būtent rašiau knygą. Bet žinai, netgi nereikia būti Švedijoje, kaip auginant vaikus, mes esam pastebėję, kad mamos iš tikrųjų pirmais metais ypatingai, antrais gal jau čia kaip išeina, bet gyvena realiai, mato pasaulį per tą ekrano langelį. Tai man atrodo tas ir gelbsti, ir kiša koją to pačiu. Jo, taip labai įdomiai, nes iš tikrųjų, man atrodo, labai daug sulindimo į socialinius tinklus yra iš vienatvės. Ir mes ten įgaunam kažkokį atspindį, ar ne, kažkokius naujus žmonės. Aš pati susiradau tikrai nuostabių žmonių, su kuriais iki šiol bendrauju, būtent per Facebooką tais laikais daugiau. Per blogo rašymą, bet kita vertus kažkurio momentu tu pradedi dingt iš čia ir dabar buvimo su savo šeima, su savo žmonėm, tais gyvais, ar ne? Tai toksai durklas su
panaudojimo būdais, tiek labai praktiškais, bet tiek ir skausmingais, ilgainiui, ilgoj perspektyvai. Jo, ir tai yra labai adiktyvu. Žiauriai. Aš sakau, aš žiūriu nuotraukas iš Švedijos laikotarpio, žiūriu video ir aš matau save namų atmosferai, kad aš labai, labai daug praleidžiu laiko, tuo metu praleisdavau laiko prie telefono, būdama su vaikais ir kažkaip, nežinau, manau, kad per daug. To man buvo ir mano vaikam turbūt manęs labiau reikėjo mano akių kontakto į juos, o ne į telefoną. Bet tada buvo, kai buvo. Ir aš iš tikrųjų nesmerkiu tų žmonių, kurie dabar yra iš gyvenimo režime gyvenantis ir jie griebėsi, ko jie griebėsi. Dažnai, jeigu tu jautiesi biški gyvesnis, pabendravęs kažkur online, pažiūrėjęs nuotraukas, paskaitęs kažką, tebūnie turbūt. Tai čia tik trumpas momentas, mes kaip turėjom podcastą su kūno terapeutė ir jinai labai man įstrigo apie slopiklius. Slopikliai tai tie dalykai, kuriais mes raminamės arba slopinam savo kažkokias neigiamas, nerimo pilnas būsenas. Ir visi linkę labai greit jų atsikratyti. Jeigu valgai saldumynus, turi nustoti. Jeigu rūkai, turi nustoti. Tai ten viską turi nustoti ir jinai sako, tebūnie, tu turėk ten vieną tą slopiklį, jeigu tau tai padeda išbūti. Tai va vienas dalykas, o kitas šiaip mūsų klausimas yra apie prasmę gyvenimo ir toksai didelis, toksai menkas klausimas. Ir kadangi tu pasakai apie tas pirmus metus, žinai, su vaikais ir tą visą išgyvenimo režimą, paskui grįžimą ir mes kaip su tavim kalbėjom apie podcastą, tai tu sakai, kad ypatingai nori šnekėti apie tą pokytį, apie transformaciją visą, nuo tada, kai rašai knygą, iki dabar, kaip viskas yra pasikeitę. Ar dabar jautiesi geriau ir ar jau, aš suprantu, kad žmogus prasmės turbūt ieško visą gyvenimą, jinai gal netgi kinta. Kokia dabar yra tavo gyvenimo prasmė, kaip tu tą apibūdintum? Tai mano gyvenime vienu metu toks labai lūžis įvyko, skausmingas pakankamai, aš detalės gal nesivelsiu, bet, maždaug prieš porą metų, kai mane taip išpurtė ir numetė nuo manęs labai daug tokių įpročių, kuriais buvo aplipus, tą visą brausinimą, tą įlindimą į socialinius tinklus, kavos gerimą valandom ir taip toliau, kažkaip aš pasipurčiau ir atsistojau staiga ant žemės su savo kojom. Ir šitam gyvenimo etape mano tas prasmė, gyvenimo gal yra mokėti, išbūti čia, kur aš esu. Tose aplinkybėse su, nežinau, sunkiom, nesunkiom patirtim, su visokiom, jas patirtis. Nes mes, kai brausinam, mes realiai bėgam nuo patirčių, nuo jausmų, ne? Tai va dabar mano prasmė didžiausia yra turėti savy tiek stiprybės, kad aš išbūčiau su sunkiom patirtim, su nerimu, su pykčiu, su blogom emocijom ir tada kažkaip paradoksaliai, kai tu įstengi išbūti su blogom emocijom, tu prisileidi ir geras emocijas. Tu nebesi iš gyvenimo režime, kur tik tai kažkaip prasikvepuoji, kad praeitum iki dienos pabaigos, ne? Ir staiga tu gali pradėti džiaugtis. Nežinau, mažais dalykais, kaip vaikystėje, kaip paauglystėje ir to gyvybės jausmo yra 100 kartų daugiau. Tai va tuo labai džiaugiuosi. Ir kaip mano draugė viena Goda, linkėjimai Goda, jeigu jinai dabar žiūri klauso, jinai sako, aš nesuprantu, aš kepu kotletus ir man kažkaip gera. Tai va to aš iš tikrųjų nemokėjau. Labai ilgai nemokėjau. Ir dabar kažkiek moku. Tai nėra natūralu man, aš turiu kažkaip visau priminti, kad yra labai faina kepti kotletus. Bet tame mano šio etapo. Nebent esi vegetaras, tada. Jo. Sojos kotletus gali, jo. Arba falafelius. Tavo tas, sakai, prieš 2 metus supurtė, gal irgi susijęs su to, kad vaikai paaugo jau, ne? Atsirado kažkokia galimybė neišsprogti, kai emocijos labai užkapoja tave. Arba kaip tik išsprogti. Toj buity ir kažkokį atrasti laiko, rasti resursą, kaip tu sakai, nekenčiu šito žodžio, balansą, susibalansuoti šiek tiek, ne? Ir sakai, man tai atrodo susiję truputį su praugusiais vaikais, ar ne? Kad gali kažkiek skirti daugiau laiko savo. Iš dalies, bet balansas tai yra žodis, kuris man visai netinka. Aš kažkaip
varau, kol plojasi į sieną, žinai. Ir čia nebalansas, nes tu susirenki tas savo ištiškusias Mėsytes. dalis, mėsas, jo. Tai čia ne apie balansą. Nu, aš va taip vat veikiu. Tai nėra sveikas būdas. Bet daug mūsų taip veikiam kažką. Tavo iškrova, matyt, tokia yra. Jo. Bet vaikų paaugimas, tai jo, šiaip yra svarbu. Ir, noriu paliūdyti žmonėm, kurie turi mažus vaikus, kad jie užauga. Ir tai, žinokit, tikrai Mokslas taip įrodė. faina. Ne, bet kai tu esi va tam, žinai, kaip jie trenčius, kaip jie vadinasi, kur kareiviai kasa. Griovius tokiam griovi ir negali išlėti. Apkasai. Tai tuose apkasuose, žinai, kai tu tūnai va toks nuo ryto iki vakaro, paskui ateina vakaras, nebegalėt miegoti, nors esi pervargęs ir ten brausinis, kai tai žiūri, kažką darai ir paskui vėl pervargęs. Nu, ta prasme, tu tame, kai esi, nematai perspektyvos. Ir tavęs neguodžia, kad po 3 metų tau kažkas ten prasišvies, pagerės. Neguodžia, kai sako, užaugs jie greitai. Ir mėgaukis čia šitą akimirką. Va tas mėgaukis, tai iškart kaltė, va tą pačią sekundę. Žaibu trenkia tave, nes fuck, jie maži, aš paskui užaugsiu, vartysiu jų nuotraukas ir verksiu ten kruvinom ašarom, nes aš nesimėgavau. Bet tą akimirką negali, nes tau yra, žinai. Ja. Tokia būsena. Absoliučiai. Man tai visą laiką toks, žinai, klausimas. Tai gerai, aš išbūsiu, bet kaip man dabar išbūti šią akimirką, žinai, ir kur rasti man stiprybės ir jėgų, ten nesitvoti sieną ir ten nerėkti ant vaikų ir kažką. Tai čia man yra didžiausias klausimas, auginant vaikus nuo 0 iki ten 3 metų, kai ten iš vis isterija po isterijos. Tai pasakykit man, jūs kaip išbūnat, vat. Sako, suskaičiuoti reikia kiek ten, iki 5, iki 10. Tai tau iki 50 reikia skaičiuoti. Tai vat, gudrus žmonės, kurie ten sako, kad aš ten išbūnu šią akimirką ir čia ir dabar, vat, man klausimas, ar tikrai jūs tada išbūdavo, žinai? Lina, tu O viešpatė, ne. Aš manau, Tikrai kad ne. tu nelygink dar, kaip pasakyti, nelygink. Tu gyveni su 2 toddleriais, dvyniais. Čia yra dar kita kategorija. Ir man atrodo, kai vienas rėkia yra viena, kai rėkia antras, yra viskas double. Dėl to aš sakau, tau iki 5 reiks. Kad man Ieva vis laik šitą primena ir šiaip jo, teisingai, kad primena, nes aš kažkaip niekada nesureikšminau, atrodo, šitą. Žinai, matai, kadangi dvyniai gimė vienu kartu, abu tu nežinai, ką reiškia, jeigu vienas rėktų, žinai. Čia toksai, nieks negali nieko ir nenorim niekada mes lygintis. Vienintelis dalykas, su kuo lyginu, ir čia gal man šiom dienom tokios vis mintis ateina, kai ypatingai aš turiu dirbti kažkokiam projektą su žmonėm, kurie yra mano amžiaus ar jaunesni ir neturi vaikų. Ir aš matau, kaip vyksta nesusikalbėjimas tam tikrose vietose ir mane ima nervinis tikas, nes aš galvoju, žmogau, tu tikrai nežinai, kad mamos varo keliais etatais. Dieną varo vienu etatu, po darbo varo kitu etatu. Būna naktį dar 3 etatas įsijungia, jeigu vaikas serga. Ir ta prasme, man galbūt šitas vienintelis dalykas, kuris tikrai tokį varo, kad susilaikyk, nieko nekomentuok ir nesakyk, kad kai tu turėsi vaikų, tai tada pašnekėsim, žinai. Tai man gal, ne tai, kad kaip žmonės išbūna tos tantrumus, nes aš kuo daugiau žmonių pažįstu, tuo labiau suprantu, kad tai yra charakterio savybė. Tiesiog vieni žmonės iš natūros yra ramesni, jie geba ten tos tantrumus žymiai ilgiau išbūt, kantrybės turi daugiau, kiti kaip tik labai yra tokie cholerikai, kur susinervina lygioje vietoj. Tai it's okay, bet aš tiesiog dabar liguistai pradėjau lyginti žmonės be vaikų ir su vaikais ir suprantu, koks didelis yra atotrukis. Absoliučiai. Kiti pasauliai. O dar dėl to, kaip išbūt, ar ne tie tantrumai. Irgi labai padeda tokie dalykai, kurie yra prabanga žmonėm, kurie turi vaikų, kaip išsimiegot. Neįmanoma, kitas. Jo, sveikatos, kažkoks normali būsena. Tiesiog tai, kas kaip ir yra elementaru, gerovės kažkokie basicas. Ir tu to neturi. Ir turi tame kažkaip būti, nenormalume, kažkaip tu turi būti, išbūti. Jo. Tai... Čia yra toksai workshopas labai sudėtingom sąlygom. Geras pavadinimas. Tikrai. Absoliučiai. Ir dar tas momentas vienatvės, nes
iš tikrųjų, kiekvieną kartą man, pavyzdžiui, kai reikia kažkur pabėgti, iki pat dabar, nors vaikai pakankamai dideli, bet jeigu vakare nori išeiti ar kažkur, visada yra sudėtinga, visada prašai, visada ieškai, nes mes neturim auklių. Ir nėra to kaimo, bet čia 100 kartų turbūt kalbėta apie tai, ne? Bet kaimo nėra. Ir tokioj situacijoje, iš tikrųjų viskas tampa prabanga. Sveikata prabanga, miegas prabanga, kultūrinis gyvenimas apart Netflix'o yra prabanga, laikas dviese yra prabanga, draugai be tos vaikų kompanijos, kažkokie gilūs pokalbiai prabanga. Taip, taip. Ir kaip tame išbūta, ne? Nežinau. Mes prieisim šitą klausimą vėliau, bet kadangi užmetei, tai galim iškart apie tas, kokios yra socialiniai trendai tėvystėj, pavadinkim, tai tu pradėjai apie šitą, kad kaimo nebuvimas, čia mes daug kartų kalbėjom ir man labai yra įdomu, kaip sako ta vyresnioji karta, kad oi, tai jums čia paprasta, turit visą pampersus, jo, tai čia yra visiška klasika, čia nieko naujo nepasakiau, bet mes susėdę kalbam, kad ne, jums buvo lengviau. Ir čia turbūt nieks neatras to teisingo atsakymą, bet kokius tu dar, ir kaip pati sociologija ir gal rašys knygą apie tėvystę, kokios yra mūsų šiuolaikinės visuomenės, šiuolaikinės tėvystės, tas rykštės, pavadinkim, ar sunkumai? Tai aš manau, kad tai yra vienatvės be galo daug, kas atrodo kažkoks paradoksas, ne? Nes mes esam susijungę tinkluose, Instagramuose ir visur kur kitur, bet šiaip realiai tokios vienatvės aš bent jau patyriau labai daug iš to, ką minėjai apie žmonės turinčius ir neturinčius vaikų. Man buvo taip, kad aš susilaukiau vaikų viena iš pirmesnių, mano didžioji dalis draugų neturėjo vaikų ir tame tu irgi be galo vienišas, nes tu gali papasakot kažką, bet žmogui, kuris to nepatyręs, nerezonuoja visiškai. Ai, okei, ir jis paklausys. Bet tokio gilaus atjautimo per tą, kad aš žinau, apie ką tu šneki. Tai tokiam tiesioginio gyvenimo lygmenį labai buvo mažai. Ir iš tikrųjų vienas iš trendų tai yra pervargimas, perdegimas, išsieikvojimas, fizinis, emocinis, visokiojopas. Ir dėl to, kad iš tikrųjų to kaimo nėra, bet ir dėl to, kad mes patys savo esam kažkokie labai žiaurūs, labai daug reikalaujam, labai daug tikimės. Gal ne visi, Dieve, tikrai yra tų tokių zen tėvų, kurie tam tikroj gal brandoj susilaukia vaikų, ar ten jau su kažkokiais gyvenimo, kažkokiais išbandymus perėję ir jie turi tą savisaugos instinktą, ar ne, bet ypač kas turi polinkį į perfekcionizmą, tai tikrai šitas visas vyksta tokioje ekstremalioje atmosferoje, kur tu eini ant savo ribos. Fizinių galimybių, emocinių galimybių ribos ir savo keli ten belė kiek lūkesčių. Man labai įdomu, iš kaip sociologijos pusės, tu vis tiek tyrinėjai ten, kaip keičiasi visuomenė, tarkim, Lietuvoje, ten, nežinau, užsienį, apie Lietuvą, nekalbėkim. Ir kaip Ieva sakė, tada, kai augino tėvai, mus buvo lengviau arba sunkiau, iš kurios pusės pažiūrėsi. Ir kodėl dabar tėvai yra tokie prispausti? Kas atsitiko toj visuomeniai? Čia, aišku, susiję ir su ekonominiais visom kitom gerovėm. Kodėl tėvai pasidarė tokie kažkokie marketinginiai tėvų priespaudai? Kas atsitiko? Kodėl mes pasidarėm tokie žiaurūs savo ir į viską metam į save ir norim būti, tokie tobuli. Kodėl tie žmonės, atrodo, lengviau gyveno tada? Čia labai noriu įsiterpti trumpai prie Linos, priklijuoti dar vieną, kad kiek man yra žinoma ir esu bendravus, amerikiečiai patys, kurie pabėga gyventi į Europą, tarkim, jie pabėga dėl to vadinamos hustle culture, kad tu turi visą laiką kažką veikti. Reikaliukai ant reikaliukų ir visi giriasi, kiek kas turi reikaliukų ir jau maksimaliai turintis reikaliukų laimi. Tai ta hustle culture, jinai yra labai žiauri, nes žmonės vis tiek gyvena, kaip kontekste, kur savo burbulę lyginasi ar kažkaip panašiai. Man toks jausmas, kad ypatingai didesnius miestus Lietuvoje pas mus irgi po biškį ateina šitas dalykas. Aišku, jau čia jisai turbūt ne pirmi metai, bet aš labai ypatingai šitą jaučiu ir kuo gyveni arčiau pulso didmiesčio,
tuo daugiau visi veikia. Ir ypatingai va dabar, kai, tarkim, aš jau esu mama, tai galiu pasakyti, kad motinystė yra dar žaskesnis šitas hustle culture, nes tu turi dar labiau pavaryti. Ta prasme, tik augini vaikus. Arba ta prasme, tau auklė padeda ir tu čia laisvai dirbi. Tai toks, nežinau, prilipdžiau ir dabar tu turi vartytis iš mūsų šitą klausimą. Labai ilgas klausimas. Aš dar prilipdyčiau, bet paskui jau pamirš. Paskui prilipdysiu kitą apie kai žmonės dar plus varžosi tarpusavį, tas mamyčių, tas kovos. O jo, tai čia jau bus jau, tegu jo, šitą, jo, bet šitas irgi labai geras, nes... Nu, aš turiu savo atsakymą, jisai toksai iš mokslo. Nu, aš manau, kad čia labai stipriai apie kapitalizmo logiką yra, nes iš tikrųjų tiek prikurta visokiausių produktų, visokiausių veiklų, visokiausių idėjų, knygų kiek prirašyta. Informacinė visa erdvė, kokia užgrūsta. Ta prasme, tau gimsta vaikas ir tu jau, žiūrėk, tai tu gali pradėti lavinti jau nuo 1 mėnesių. Ta daryti, 3, 5. Mes, kai buvom vaikai, to tiesiog nebuvo. Tiesiog nebuvo. Eini į kiemą, pasimk pagalį ir kapstyk smėlį. Ta prasme. Kokie būreliai. Nežinau, jūs gal jaunesnės truputį, bet... Visiškai taip pat. Ir kaip man, pavyzdžiui, mama pasakoja, buvo viena knyga, kurią atsiverti, paskaitai ir pagal ją žinai, kaip auginti vaikus. O dabar yra kiek ten milijardų tomų tų knygų prirašyta, žinai. Ir man čia yra tokia gyvenimo motinystės ironija, kai perskaitai ir kažkokias knygas, ir ten koks nors mokslininkas pasako, kad taip yra, perskaitai ir jau tu ten sakai, aš dabar auginsiu vaiką pagal šitą filosofiją. Praeina 2 metai, ateina kažkoks kitas mokslininkas ir nuneigia šito mokslininko tiesas ir sako, ne, šitaip auginti vaiką yra blogai. Ir tada tu galvoji, o Dieve, aš išprotėsiu, kaip tą vaiką dabar man į modulį kitą perrašyti, žinai, tai ir tu pats toks visas. Tai tokiam ritme, tai įsivaizduoju, apie tą kapitalizmą čia. Toks buvo side notas, bet aš tau užleidžiu sceną toliau. Tai žinai, aš, pavyzdžiui, žmogus esu knygų žmogus. Man kažkas gyvenime įvyksta, aš einu skaityti. Susilaukiau vaikų ir aš tada suprantu, kad aš, nepavežu tos apimties, ką skaityti. Tai, ta prasme, what the fuck, aš iš knygų negaliu išmokti šito dalyko, ką man daryti. Tada po biškį kažkaip bandai. Nors iš tikrųjų, mano vaikai gimė dukros dvynukės 13 metais. Tuo metu aš internete ieškojau informacijos labai smarkiai. Aš nežinau, ar aš nemokėjau, bet aš neradau, ko man reikėjo. Aš norėjau kažkokios ne teorijos, bet praktikos. O kokiais klausimais tu ieškojai? Aš norėjau apie kasdienį gyvenimą, kaip tie tėvai išgyvena, apie tėvystę labiau, apie mamas, apie tėvus, kaip žmonės, kurie susilaukia vaikų, santykis kažkoks. Kaip jie tą tėvystę išgyvena, tą virsmą. Ir aš tuo metu, kažkaip neradau tokių refleksijų, kad tai būtų apie, štai aš buvau žmogus be vaikų, aš susilaukiau vaikų, tas procesas, kaip jis man įvyko. Nes aš jaučiau, kad man ten, ta prasme, aš nesuvokiu savo protų, kas su manim darosi. Tiek viskas griuvo ir sugriuvo senas gyvenimas, o to naujo aš dar nesuvokiu. Taigi susim, nieko neatsitiko, gal ir šitie 13 metai eina tas vaibas iš senesnių laikų, žinai, kad čia gimė tik tais vaikai, kas tau yra, žinai, tai kiti nieko. Stokis reikia. Čia kaip iš mūsų tėvų, žinai, toksai yra tiesiog vaikai, viskas. O kad ten tu pats transformacija vidinė, nieks apie tą vidų, žinai, nekalbėjo, nebuvo tokio trendo ir mados, dabar labai labai daug to yra. Ir, žinai, kalba apie tą mamos ir tėčio gerovę daugiau. Tai dėl to tu niekur neradai. O aš jaučiuosi kaip objektas kažkoks, tu čia paėmė tos vaikus pagimdėjai, reikia gyvenk, davai, daryk dalykus, kas tau yra. O aš tikrai supratau, kad manęs nebeliko. Ta prasme, aš kažkur kitur. Aš nebe ten, o kur aš esu, tai idea. Ir tai, žinai, man, pavyzdžiui, tai paaiškinti labai sunku. Ir tu net, aš bent jau neradau žodžių šitam visam dalykui. Ir man net sunku paaiškinti, net tam pačiam vyrui sunku paaiškinti. Nes tad, tai gal čia nieko nėra. Vėl užbangavo čia kažkas. Hormonai kortos nesusidėlioja, žinai. Nenulis. Jo, ir paskui, kai tu
Na, nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad per Motherhood Sexy galėjau šitas savo mintis kažkaip tai išreikšti ir tada sulaukti iš moterų patvirtinimo. Ir man taip, ir man taip, ir gal, fuck, gerai, aš nesu kažkokia, žinai, keista, tai aš manau, kad jo, dar labai trūksta savokų įvardinti šitai būsenai. Ir trūksta, kita vertus, va dabar aš pasakyčiau, kad jau įmanoma ras, nu, ta prasme. Bent jau bendraminčių. Jo. Ir yra netgi savoka matrescence, man atrodo, kaip adolescence, tai virsmas iš vaiko suaugusių, taip matrescence, virsmas iš šiaip moters į moterį, kuri... Blema, žinau, negirdėjau šito, koks geras. Aš tai visą laiką irgi apie šitą galvo, man dabar toks susijungia. Šiaip mano tėtis yra gana tokių aštrių ir tokių senesnių pažiūrų žmogus, bet jis man visą laiką sakydavo, kad, kai gimė vaikai, sako, tu dabar esi mama, moteris mama, žinai, nieko nesuprantu, žinai. Ir supranti, esmė tame, kad kai gimė vaikai, jis pradėjo mane tik tada sveikinti su moters diena. Kad ir kokia ta šventė, ne? Tenais skirtingos nuomonės. Ja. Ir kai tu dabar pasakė, aš galvoju, tai čia gal jis tai turėjo omeny. Kažkuriam lygmenį, pojūčio lygmenį. Nes kol tu nesusilauki vaikų, kažkoks yra visai kitas požiūris į... tu mergaitė, o tavo pačios požiūris į kitas moteris, kurios neturi vaikų? Koks jis dabar yra? Kaip tu jau turi vaikų? Aš žinau, kad... Ką tu nuoširdžiai apie aš negalvoju niekada dabar apie tai, žinai. Aš tik tais galvoju, kaip jos nesupranta. Bet žinok, aš tai galvoju. Taip, galvoju. Aš pavydžiu joms, kad jos turi daug laisvo laiko, nes jeigu dabar aš, būdama mama, galėčiau su mamos patirtim persikelti, kažkaip teleportuotis į tą laiką, aš belenkiek visko būčiau pridarius tada ten ant sofos, ten kažką ten maidė. Ta prasme, toks lėtas ritmas, žinai, buvo. Ir tada vis tiek atrodo, kad tu labai greitai gyveni. Susilaukėt vaikų. Aš pasakysiu gal savo, nes aš galvojau apie šitą dalyką, kad kai susilauki vaikų, tu patiri žiauriai tokį intensyvų, nežinau, egzistencinį gal potyrį. Tikrai tave taip pat atidaro, ir paskui renkiesi save atgal. Ir šita prasme, žmonės, kurie neturi vaikų, šito būdo, kaip pakeisti save, transformuoti, jie neturi, bet jie turi kitus būdus. Kai kurie pasinaudoja tais būdais, kai kurie nepasinaudoja, nes iš tikrųjų iššūkių gyvenime, sudėtingų patirčių yra ir be vaikų auginimo. Taip. Tai šita prasme aš kažkaip manau, kad yra žmonių, kurie nesusilaukia vaikų, bet tame kažkokiame vis tiek yra panašiose būsenos. Tai vadžinai, mes su broliu ir jo žmona diskutavom, jie jaunesni už mane yra ant 6 metų. Ir va jie sako, Ieva, kaip tu manai, kaip žmogus gali pažinti save? Ir jie tarpusavyje diskutavo, sako, ten brolio žmona sako, aš manau, kad per psichoterapiją. Brolis sako, aš manau, kad per patirtį. Ir aš sakau, man atrodo, kad čia yra per abu, bet jeigu žmogus gyvena, jis save supranta, jis gali sudylinti su savo sunkumais, tai nereikia eiti tą terapiją, ne kiekvienam čia reikia vaikščioti, žinai. Bet esmė yra patirtis ir kaip tu paskui reflektuoji. Ir jeigu tu jautiesi sąstingi, tau ten yra 20 plus metų, tu gyveni ten kaip inkstas taukuose, ar kaip agurkas šiltnamy, nežinau, kaip čia dabar kas vadina. Dar. Ir tu galvoji, ką čia man dabar daryti, kad aš pažinčiau save. Gal varysiu pas terapeutą pasišnekėti, nes turiu daug šaibų, vis tiek nieko čia daug neveikia. Ir tada ta terapija, aš nežinau, kiek yra veiksminga, jeigu tu iš principo gyvenime nieko neveiki, tu nepastatai savęs į challenging situacijas. Tai vad, kaip tu sakai, kai tu gimsta vaikai, tai čia yra garantuotas savęs pažinimas. Bet irgi nebūtinai. Nebūtinai, bet tiesiog tai yra patirčiai. Taip, kiti nusislopina, bet tie žmonės, kurie galbūt save bent šiek tiek reflektuoja, tai yra labai stipri patirtis ir šansas. Labai stiprus šansas. Ir garantuotas, kaip pasakyti, galimybė save pažinti ir keistis, bet jeigu to neturi, tada tau reikia ieškoti iš išorės daug situacijų, per kurias tu save vis galėtum upgrade'inti.
Tai va, baigiau aš su savo pamastymu, mes turim vieną klausimą, kuris nenori pabėgti nuo šitų transformacijų, nes labai susijęs. Kai rašai knygą 90-ųjų vaikai tampa tėvais, kuri beje, kas neskaitė, tai labai rekomenduoju. Leidykla yra 2 tylos. 2 tylos. 20-ais? Išleista jo. Labai graži, labai faina knyga, aš ją skaičiau, kai tik pagimdžiau pirmagimį ir man buvo toksai, dabar aš ją skaityčiau visiškai kitaip, bet buvo labai labai įdomu, nes daug labai tuo metu esančios informacijos sudėta, nu toksai iš socialinių tinklų trendų ir panašiai. Tai va, už gražius žodžius. Tikrai yra dar galima įsigyti. Aš net ją fotografavau ir ten dalinaus, kokia jinai graži. Žodžiu. Ir kai sakiau, Veronika, davai pašnekam apie tavo knygą, ir tu sakai, žinai, noriu pašnekėti, kaip pasikeičiau nuo tos knygos. Tai čia į transformacijos temą. Kaip pasikeitei po tos knygos rašymo? Aš tai bijau dabar imti ją skaityti, tą knygą, nes tai jau nebe aš. Ir aš kažkurį laiką galvau, lemba, kažkaip čia ne aš. Gal man perrašyti tą knygą? Čia kaip parašiai iš karto? Ne, po keleto metų. Aš jau nebe, bet dabar galvoju labai gerai, kad ta knyga jinai yra liudijimas tam tikro etapo, tam tikro tokio sumaišties. Dabar aš tiesiog norėčiau paimti, apkabinti save, tą, kuri parašė šitą knygą ir pasakyti, žinai, nu, tu gali, tu padarysi, tau pasaulis bus geras, nu, viskas susitvarkys. Nes ta knyga, jinai yra tokia ne iš labai šviesios vietos iš tikrųjų parašyta. Ar įmanoma parašyti kūrinį iš šviesios vietos? Aš tikiuosi. Aš galiu parekomenduoti šiaip, kas manau, kad yra tikrai knyga iš šviesios vietos labiau. Šviesoje, kas rašo apšviestieji. Ja. Tai knyga Ryšys vadinasi, gal jūs... Ryšyje? Ryšys. Gal kelios, nes yra psichologas Eglės... Iš natūralios motinystės. Jo. Eglės Vaičiurgienės. Taip. Tai nuostabi knyga, tokia baltų viršeliu. Bet apie šitą šnekė? Jo. Tai vadinai yra knyga iš šviesos, man atrodo, parašyta. Mano knyga, jinai parašyta iš tamsesnės vietos, bet jinai irgi manau, kad prasminga, nes tikrai sulaukiau be galo daug tokių reakcijų ir pasakymą, žinai, aš jaučiuosi pamatyta, jaučiuosi išgirsta, jaučiuosi legalizuota, kad aš galiu taip jaustis. Tai man atrodo tokia ir buvo prasmė šitos knygos, jinai vis dar yra tokia. Aš kai lyginu, žinai, kai tu sakai tamsos ir šviesos, ir aš grinai paimam 2 knygas, kurią tu sakai Ryšys ar Ryšyje, blema. Man atrodo, kad Ryšyje. Man atrodo, Ryšyje, nes pati Eglė savo yra paskirą pasivadinusi Ryšyje. Ir tavo knyga, kuri sakai iš tamsos, bet man jinai labai patiko, nes jinai tokia turi sveiko cinizmo. Kažkaip bloga, žinai. Ne, jinai nėra tokia ten apie tamsą liūdės ir kaip ten verki kamputį. Ir aš galvoju apie mūsų projektą, kad jisai tada irgi prisiskaito iš tamsos, bet iš tikrųjų jis yra, kaip perlipti tuos sunkumus, kaip mokėti iš jų pasijuokti, žinai. Tai irgi nėra, kad mes ten visą laiką apie, žinai, saulytę šnekam. Bet Eglės knyga irgi tokia. Jinai nėra apie saulytės, kaip tu sakai, bet, nežinau, jinai gal daugiau apie sprendimus, kaip išeiti, ką daryti, tokia, ko imtis. Man tai, žinai, atrodo, kad tu rašai knygą pati ieškodama atsakymų. Jo, o Eglės knyga yra tokia, kad jinai jau daug atsakymų buvo praėjus ir žinojo. Žinai, duoda tokias, kaip čia, koordinatės kitom mamom, žinai, irgi tai, gal man atrodo, didžiausia šitoje vietoje skirtumas ir yra. Nes kai tu knygą parašai ir tu galvoji, ar tikrai aš ten esu, ar tu tokia, žinai, buvai, ta prasme, paskui pasikeiti, sakai, noriu perrašyti tą knygą, arba iš vis neišleisti tos, ar kas ten. O Eglė jau kaip profesionalė, žinai, jinai atėjo, padirbo darbą, parašė knygą, atidavė, imkit, skaitykit. Nors irgi labai per save ir labai daug aš neneigiu, bet man atrodo, kad žmogus tokia kaip bagažą jau savo parašė, žinai. Skaitai tą knygą? Tarpais. Tai važiuojam toliau.
Gerai. Bet rekomendacija. Bet tai jo, gera, aš labai daug gerų irgi Aš atsiliepimų irgi. apie šitą knygą girdėjau. Apie vaikų auginimo filosofiją. Čia aš jau kažkokį buvau užmetus pradžiai, kad Jo. įsikirtai vieną, bet rytoj ateis ir paneigs. Tu negerai. Kaip su tavim yra, kaip su tavo vaikais šeimoje, kaip auga tavo vaikai? Tu tokia, sakai, labiau iš pajautimo, ne? Bando iš Aš pajautimo. bandau, bet man nelabai Bandai žinok iš pajautimo ne, kažką daryti. Kaip dabar, kaip pavadintum savo? Bandau, darau, klystu, sifakapinu, keliuosi ir vėl bandau. Bet turi pagal kažkokią teoriją kažką ten, kaip ką daryti, ar tiesiog? Nu, žinau, kokios teorijos. Ta prasme, aš pažiūriu savo dukras, jam 10 metų, jos grinai kaip aš, vaikystėj, bet tai yra žiauru. Aš dabar suprantu, kad mano tėvam buvo sunku. Nu, tokios užsispyrusios, tokios kategoriškos. Ir aš matau jau, kaip joms gyvent sunku bus su tokiu charakteriu, bet nieko negaliu padaryti. Nu, tai yra mano versija. Ne pati geriausia, nes aš dabar stengiuosi kažkaip kitaip gyventi ir minkštėti ir atsiverti ir pas jas viskas yra per protą, viskas yra išanalizuota, visi yra sudėlioti į lentynėlės nuteisti. Turbūt klausys jos, ne, šitą laidą. Aš nežinau, kai Pagooglins, paskui paieškos. Nu, žodžiu, tai va tokia ir filosofija, ne? Aš galiu turėti kokias noriu filosofijas, bet tie vaikai užauga kaip aš. Ne pagal knygas. Jie užauga kaip aš. Tai dabar aš kažkaip matau, jau reflektuoju ir galvoju, nu gerai, tai paauglystė prieki, bandom kažkaip minkštintis, gyvent, bet aš žinau, kad nebus turbūt stebuklų kažkokių radikalių, negali kitokių žmonių O užauginti. koks jausmas yra žiūrėti, mes su Ieva irgi kartais aptarinėjom šitą klausimą, nes Ievos pirmas vaikas yra žiauriai panašus į ją, nu ta prasme, nu visiškai. Fiziškai ar- ar- tiesiog aš pasigimdžiau savo kopiją ir su to dylinu. Jo, ir aš Ievai sakau, nu va, tu žiūri į save, tu turi spręsti savo problemas ir kartu išspręsi vaiko, žinai. Tai koks jausmas žiūrėti savo kopiją? Toks Ne. biški sika, ne? Bet čia trikiai yra dalykas, nes aš tai matau labai tokį irgi biški trendą, kad žmonės savo vaiką būtent tritina kaip savo vidinį vaiką, tam tikrą prasme. Ir bando auginti vaiką taip, kaip jie būtų norėję, kad juos būtų auginę tėvai. Nu, ten švelnumas, Yra- bla, yra bla, bla, šito, jo. bla. Bet niekada tai nėragi kopija. Tai yra kažkas labai panašaus, tai yra tai, kas turi tavo savybių, bet tai nėra kopija. Taip. Bet būtent, ir man atrodo, šitoje vietoje kažkaip yra Labai geras šitas sudėtingumo. užėjimas tau. Jo, ir tikrai ir save pagaunu. Nes mano filosofija šiaip tai tikrai buvo apie tai, ištaisyti visas klaidas, kurias padarė mano tėvai ir padaryti viską tiesiog gerai. Nes jie ką darė, tai buvo blogai. Jo. Ir žinai, ir eini į kitą pusę, viską tam bandai permontuot ir gauni tą patį rezultatą, plius minus. Žinai, aš tokį užmetimą padarysiu, bet šiandien man jis visiškai šviežias ir buvo toks, pagaliau kažkas tai pasakė. Nu, aš bent kaip išgirdau, aš klausiau tinklalaidę su Dovilė Filmanavičiūtė ir jinai pasakė, kad jai taip atsibodo, kai žmonės tą savo vaikystės kontekstą nešiojasi visą gyvenimą, iki vos nekol būna ten 5 metų ir kaltina tos savo tėvus. Jeigu manęs ten tėvai nebūtų taip traumavę arba taip auginę, tai aš gal dabar būčiau visai kitoks žmogus, aš galėčiau daryti dalykus, kuriuos noriu ir taip toliau. Ir sako, kaip mane užknisa, aš tiksliai neatsimenu jos citatų, bet esmė, kad žmonės taip įsikabinę kaltinti tuos savo tėvus, kurie tuo metu galimai darė geriausia, ką jie mokėjo, aš nekalbu apie kažkokius jau visiškai ten hardcore'inius atvejus. Ir tas įsikabinimas tos praeities ir negebėjimas prisimti atsakomybės ir užaugti ir tuos tėvus priimti, kad taip pat ir mūsų vaikai vertins. Jau vertina, mane jau vertina. Taip, ir man atrodo, čia mes su Linu tai nepriėm dar šito, kaip vaikai mūsų vertina. Jo, bet aš, žinai, irgi galvoju, kartais tėvai praeina tokį irgi etapą ir pamato, kad susifakapino daug dalykų, padaro ne taip. Ir man šitas sakymas truputį rezonuoja tai, kad tu save imi pateisinti, kai esi mama arba tėtis, kad žinai, aš irgi darau klaidų ir aš pridariau tų klaidų ir tikrai mano vaikas užaugs netobulas, kad ir ką tai reiškia. Nu, kaip sako, jeigu turi mamą, tai eisi pas terapeutą. Ir tada šitoj vietoj atsiranda, žinai, toksai tėvų biškis supratimas, kad, iš tikrųjų, gal jie ir darė viską, kas išeina geriausia, nes tu tada sėdi jų rogėse ir bandai suprasti.
Nu, čia dvi Ir pusės. bandai to. neišgriūti iš jų, žinai, su veidu į žemę. Taip. Jo, koks skirtumas, mes turim klausimą skirtumas tarp 1 ir 3 vaikų, bet tai čia yra nesąmoningas klausimas. Aš niekada dabar neturiu vieną vaiką. Tai va man būtent. 5 Tarp, minutės. tarp Va būtent. dvynukių ir paskui, kai gimė trečias. Jo, gal tada tarp 2 ir 3 vaikų koks skirtumas. Taip. Man atrodo, kad pirmas vaikas arba tie 2 vaikai, ar 3, kam kaip išeina, tai yra tas tavo kažkoks idealizuotas projektas turbūt. Tau atrodo, kad va dabar tu darysi gerai. Oi, ten turi kažkokius lūkesčius savo, bandai tą vaiką ten lipdyti, skaityti tas knygas, analizuoti, kurt savo tas filosofijas. Čia kai ir dvynukės pagal jas- turėjai. Jo, ir su vienu vaiku aš matau, kaip žmonės ta Straglina prasme, tiesiog nes, visiškai, žinok, ne? ir straglina, ir nestraglina, nes su vienu vaiku, man atrodo, kokius bet turėtum savo lūkesčius, tu esi kaip įmanoma arčiau tų lūkesčių, tu dar turi sveikatos, tu dar ateini iš to laiko, kai neturėjai vaikų, buvai išsimiegojęs ir visoks stiprus, ir tu gali pavaryti kelis metus, tokio tikrai projekto. Tai tas pirmas vaikas, arba mano atveju, tavo atveju, pirmi 2 vaikai, vis tiek jie yra projektai. Tokia Lina nieko. Sin. Paskairuosi ir Aš dabar pasakysiu, žinai, kontekstą, ką turiu omeny, nes kaip aš 3 vaikai pas mane atsirado, tai toks kaip taborė kažkokiam tu gyveni, jau tu nieko nebesukontroliuoji. Jo, žinai. Kada mes kalbinių dieną darėm? Žinok, jau tada tu... Atsiprašau, kas yra skalbinių diena? Net tai pas mane visos dienos kalbinių dienos. Nesustoju šiaip mašiną užne. Ne, vyksta taip. Skalbenkė džiovyklė. Ir jau iš 8 vakaro būna va tokia galva nuo to užžimo, žinai, tokia Tokia, tai kas klausot, tokia tai rodo Lina didelį atstumą virš galvos su ranko. Kaip Elena sakė, nebiškiu, bet daug. Jo. Tai čia gal tas skirtumas, žinai, ir yra Tarp kontrolės projekto ir taboro toksai. Jo, tarp kontrolės ir paskui, kad tu supranti, kad tu nebesukontroliuoji. Ir tam tikrą prasme tai kažkaip labiau taikoj. Man tai yra labiau taikoj. Tas trečias vaikas, ten, žinai, pažiūriu, kad savaitės vidurys, sekmanį nenukirpau nagų. Nugerpu tos nagus, kai yra, žinai, su pirmagimėm, tai aš ten jau galvočiau, Dieve, kaip aš čia taip galiu sau leisti, ne? Apsileidus motiną. Jo. Biškė atleidai vadeles, paleidai savo tokius Valina, vidinius, ane? sprendimas tau, jeigu tu jautiesi įsitempus, tai tiesiog 3 vaiko trūksta. Aš irgi Viską paleisime. Aš tą patį žadėjau Gydytis tuom, kuom susirgai. sakyti, jo. O, blem, jeigu vėl dvyniai būtų. Čia apsišiktum, žinau. Žinok, sveikata nebeleistų, man atrodo. Jo. Tai tiesiog aš gulėčiau ant žemės ir jie patys užaugtų kaip plaukiniai maugliai. Jo. Šitą, bet tu visą laiką norėjai 3 vaikų? Ar ne? Ar čia buvo, nežinau, ar galiu klausti, ar tai buvo netyčiukas 3 vaikas? Ar... Ne, jis labai buvo norėtas. O nebijoj, kad vėl 2 bus? Ai, nežinau, žinok, aš negalvojau. Ai, jau pofik, 3 ar Kažkaip aš jau buvau. Tiesiog toks vidinis. Ir mes netgi juokdavomės iš tikrųjų ir su vyru. Mes visada pasidarydom valgyti ir visada likdavo viena porcija. Nuo tada, kai dvynukės ten jau pradėjo valgyti kaip žmonės, ne, visada likdavo viena porcija. Ir tas toks jausmas, ta prasme, žiūrėk. Negalim išmest maisto, reikia vaiko. Čia kiti šuniui atiduoda, kiti į kompostą. Čia sprendimas tvarus toksai buvo. Taip. Kažkoks buvo vidinis pojūtis, kad kažkaip yra vietos kažkam dar. Proto, aš negalvojau. Ta prasme, ne, bet čia, Veronika, čia tu kaip sociologė turbūt šitą žinai, kad jeigu žmonės plotų, ne vien plotų, bet ir protų susidėliotų Excelį, žinai, pliusus, minusus, tai niekad neturėtų vaikų. Taip, tai čia tik yra proto aptėmimo dėka. Taip, dažniausiai. Jo, labai juokinga. Arba, žinai, turėtų kažkaip ten su dideliu atstumu tarp vaikų ir panašiai. Tai šituo atveju. Jo, vieną išleidai iš namų 18, tada Žodžiu, bet žinokit, su tais 3 vaikais,
kažkaip aš pradėjau pasitikėti ir savim, ir pasauliu, ir aš jaučiu, viskas bus gerai, jie tikrai ir patys savim pasirūpins. Nebėra to tokio jausmo, kad viską turi sukontroliuoti, sudėlioti, kad ten Dieve tas vaikas, jisai, jeigu tu ten nenukirpsi tų nagų, tai čia jo sugrius, žinai, jau IQ bus mažesnis. Jo. Tikiuosi, kad ne. Aš kaip taip paleidžiu. Priklauso dar nuo žirklučių kokių. Yra toksai memas, šiaip man jis šiauriai patinka, kur 4 skirtingi gyvūnai ir ten meškos ten nešioja savo vaikelį, ten kažkoks ten kitas gyvūnėlis ant nugaros, ten kol jie užauga, kol subręsta. 3 gyvūnas irgi labai rūpinasi. 4 gyvūnas tai yra kažkoks paukštis, kuris taip išspiria iš lizdo ir sako fly bitch. Tai aš kažkaip suprantu, kad... Jo, nes paukščiai kalba. Čia žmonės norėtų, kad taip sakytų. Jo, bet tokia gal mano filosofija. Aš manau, šitas paveikslėlis yra iš tamsos, Veronika. Iš, tokio to gyvenimo. Išlikimo paveikslėlis, gerai. Mes labai daug kalbėjom apie tave, apie santykių su savim, su vaikais, kaip dabar apie vyrą. Labai, mums visiems patinka. Kaip keistėsi santykius. Po 2 ir paskui po 3 vaiko ir apskritai jūs kai susipažinot ir kaip dabar yra. Juoda ir balta. Visai kiti žmonės dabar esate. Visiškai. Ir būsim dar kiti žmonės. Ir aš tai tą labai aiškiai suprantu, kad kaip susišnekat. Žinok, aš tau pasakysiu, dabar gal visai pradėjom susišnekėti. Po kiek čia metų? Po 15. Tai sako, po 10 gerin. Žinok, turbūt yra toks momentas gyvenime, kur, vaikai absoliučiai yra iššūkis. Tikrai didžiulis iššūkis. Ir, ta prasme, asmeniškai kaip mama save iš naujo kažkaip susikonstruoja, vyras save iš naujo susikonstruoja. Ir tame iš tikrųjų žiūri lengva prasilenkti. Kokia dinamika jūsų šeimoje yra? Ar yra taip, ar yra visiškai lygybė, ar yra, kad aš labiau su vaikais, vyras labiau kala babkės? Ne, mano iš pat pradžių buvo suvokimas, kad aš nenoriu viena auginti vaikų. Vaikai atsiranda iš 2 žmonių ir aš noriu, kad vyras kaip įmanoma lygivertiškiau dalyvautų tame. Tai kai gimė mano dvynės, aš žiaurią traumą patyriau fizinę gimdymo. Aš tiesiog fiziškai negalėjau vaikščioti keletą mėnesių. Paskui turėjau operaciją, vėl negalėjau vaikščioti. Tai kaip ir automatiškai gavosi tai, kad mano vyras galėjo norėti, galėjo nenorėti, bet jis turėjo būti absoliučiai pilnavertis tėvas, kuris viską daro. Mano vyras darė daugiau negu aš, kūdikystės laikotarpiu, nes aš tiesiog fiziškai negalėjau. Ten pampersų keitimai, viskas, ten keldavomės naktį viską abu. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas nuovargis kaupėsi irgi abiem iš tikrųjų. Tai mes ir su ta Švedija išvažiavom, irgi vyras ėjo į darbą, aš liktai su vaikais, bet jis grįžta iš darbo irgi su vaikais. Niekada nebuvo pas mus kažkokio pasidalinimo, visada vaikai buvo abiejų. Ir nuovargis kaupėsi, beprotiškas, iš tikrųjų beprotiškas. Tiek jam, tiek ir man. Ir kur tai vedė, ar buvo kažkokia pykčių daugiau? Santykio krizė, krizelė. Jo, be abejo. Ir tos... Nežinau, mūsų atveju, tai iš vis mes, kaip pasakoju apie mano dukras, kad jos tokie radikalūs žmonės, mes abu su vyru labai radikalūs, labai kategoriški. Bet jūs skirtingi tarpusavį esat? Ne, šitą prasme. Čia aišku, kad skirtingi. Šitą prasme panašų, žinai, ir vienas kitam tada, ir savo negailestingi perfekcionistai, vienas kitam negailestingi perfekcionistai. Ir tai kūrė tokią dinamiką, kur, tu iš savęs žiūri, daug reikalauji, jo, ir dar iš to vyro reikalauji, jisai iš tavęs reikalauja, ir tu finale tiesiog nebegali niekieno lūkesčio atitikti. Tai aš nežinau, mes dabar esame tokiam etape, kur mes galbūt tik pradedam mokytis kažkokią švelnumo savo, vienas kitam. Nežinau, kur tai nuves. Blemba, bet man, žinai, to periodu, kaip žinai, neįsidraskyt. Ir negalvot, ir viskas. Ir viskas, nes man atrodo, kad čia tuo laikotarpiu, ne tik šiaip gyvenant kartu žmonės nebegyvena, žinai, bet ir realiai fiziškai atsiskiria vienas nuo kito auginant. Man atrodo, jaučiu, reikėtų statistiškai pasižiūrėti, kiek atsiskiria šeimų auginant nuo 0 iki 3-4 metų. O kas vėliau išsiskiria, tai galimai irgi dėl tų susikaupusių, žinai, skaudulių. Žinai, aš galiu pasakyti, aš tikrai skaičiau daug knygų ir daug knygų rašoma, kaip reikia būti santykėje vyro ir moters, kai tu turi mažų vaikų. Ir aš atsimenu tiesiog, pavyzdžiui, Sigitos
Valevičienės, rodos, yra knyga labai faina motinystės kelias, gal. Nu, ta prasme, Čia psichologė, čekinkit taip. faktus, nes viskas ir pavardės, ir pavadinimai gali būti. Ne, nesigita pasirodys rūta ten kokia. Bet jos knyga, ir aš atsimenu, skyrius apie santykius, galvoju, praleisiu, ką man skaityt? Nu, tiesiog Ne, yra čia kaip gerai yra. sutarėm. Nebuvo tas, kad gerai sutarėm, bet buvo tas, kad aš tai jau nei savo, nei vaikam neturiu išteklių dar santykiam. Nėra išteklių. Aš esu išgyvenimo režime, aš neskaitysiu, aš nesiplėšsiu dar savo širdies. Jo, aš nerandu pulto ant sofos, kur padėjau. būtent. Bet iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti, nu tai paskaitykit tos skyrius. Tai tikrai yra gerų dalykų, nes man atrodo, taip lengva ryšį pamesti. Taip lengva tapti atskirai žmonėm, nebepažinti vienas kito, tiesiog būti tais tokiais bendradarbiais. O ne pora. Jo, Bet, šitas bendradarbio apibrėžimas yra labai geras. Jo. Bet klausyk, mano dar klausimas, ar porai, kuri, tarkim, neturi vaikų ir šiaip netgi konfliktuoja be vaikų, ar tu rekomenduotum tada turėti vaikų, nes aš manau, kad daug kas mano, nu yra toks, kad va, čia mūsų klyjuos ar sutaisys. Čia žinau, kad yra blogas. Pažiūrėk jos veidą. Ne, jau čia kraiposi į visas pusės, bet turiu omeny, kad, žinai, tarkim, žmonės, kurie nesipyksta poros be vaikų, tada atsiranda vaikai ir atsiranda tie pykčiai ir galvoju, what the fuck, bet yra poros, kurios pykstasi ir prieš tai. Labai įdomu, kas nutinka jiem, kai susilaukia vaikų, nu, į ką tai išvirsta tas Bet tu, va, santykis. pavyzdžiui, pati žinai tokių, ne, ir per savo irgi prizmę gali perlysti, nes man atrodo, kad čia sociologinį tyrimą Na, reikia. aš tau to perleisiu. Tai aš pažįstu tiesiog. Nes nėra, man atrodo, vienodai, kad va tokios poros gyvena pagal ten X ten scenarių, kitos pagal Y. Matai, tos poros, kurias aš pažįstu ir kurios pykosi iki vaikų labai daug, tai yra labai žmonės tokie su stipriu temperamentu. Ir tas pykimasis, tai yra jie išsitaško, nu, kaip žinai, meksikonų. Emocinis toks. Jo, meksikonų telenovelės, jie ten, nu, Parkė. grinai taip, ten namas užsidega, žinai, ir viskas. Ir 5 minutės vėl čia ramiai. Tai aš tai priimu kaip jų tiesiog iškrova, jie išsigarsina. Jo, tai ta prasme, jeigu tai nenusінešama, paskui santykiai išsivedinama. Bet yra tokie, kur ten įsiskaudina, tada ten Nesikalba. savaitę nešneka. Va čia man yra daug blogiau, bet ir aš tokiu atveju gal net nelabai žinau šią minutę, tai va, bet čia vapšė nuklydom į bileką jau. Tai klausimas buvo, ar rekomenduotum turėti vaikų? Aš tai tiems, žinok, toks kur- žmogus, kaip aš pasakiau, mes 3 vaiko susilaukėm, va, taip, va, ne iš proto, bet iš jausmo. Tai aš turbūt rekomenduočiau, bet kokiom aplinkybėm susilaukti vaikų ir tai yra nuotykis. Tai yra nuotykis su atsakomybė be abejo, bet, nu, jis kažkur nuves. Jo. Nežinau, man atrodo, kad bet kokiu atveju verta. Ta prasme, aš iš viso net nemanau, kad vaikas, nežinau, tai yra pirmesnis dalykas negu santykis. Nu, žmonės išsiskiria, gyvena atskirai ir tai irgi nieko baisaus tam tikrą. Bet mes nekalbam apie hardcore, ten visokius baisius dalykus, kuriuos, kokią šeimą ateina vaikai. Mes kalbam apie šiaip fan. Fun. Jo, kiek tau fun, žinai. Nu, tipo ten pasipizdavot, kad ten vaikščio su mokykliniu vyras mėgstiniu, bet nu vis tiek turėkit vaikų, nes nu ten nėra esminis, ten kažkoks konfliktinis dalykas, kur Jo. ten dėl to skirstės. Matai, tai sužinos tik po to, kai to vaiko susilauks, ar tai buvo esminis ar neesminis. Tai... Aš tai labai noriu tavęs irgi paklausti, apie tai minėjai, kaip supranti rūpestį savimi būnant mama. Tai tu šitą jau minėjai, kad tas visas basic dalykai netgi nueina Jo, ten į 10 išsimiegot. planą, jo, šiti visi dalykai. Tai va įdomu, kaip tu manai, va šiom dienom, ar mamos rūpinasi savimi ir kaip, nu, va, ką tu pastebi ir kokie yra tavo pačios poreikiai, kokie buvo ir kokie dabar, va, kaip mama, kad tu galėtum funkcionuoti. Labai svarbus yra visų pirma baziniai fiziniai poreikiai, kurie, nu nežinau, kartais nepavyksta jų pasiekti, ne? Išsimiegot. Čia net ne apie kažkokius ten spa ritualus eina kalba, tiesiog išsimiegot. O man tai bazinis tas rūpestis savim yra apie, nu, bet irgi tas vidinė higiena iš esmės, emocinė higiena. Man buvo gyvenimo laikas, kai, pavyzdžiui, 100% man reikėjo į terapiją eiti, bet aš turėjau visiškai mažus vaikus ir
kažkokia vidinė nuostata, kad aš negaliu sau leisti. Aš negaliu sau leisti ne tik finansinę prasme, bet vidinė nuostata, kad, aš neturėsiu kur vaikų padėti, aš neuždirbu tų pinigų, kuriuos man kainuos terapija, dėl to aš blogai jaučiausi. Ir pasiekmes, tai aš daug metų po to jaučiau. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad daugelis, mes ką pastebėm iš mūsų bendruomenės, mamos viską leidžia į vaikus, tai yra rūpėsis vaikam, net ir daiktais ar pramogom, viskas yra į vaikus. Jos, aš nežinau iš tikrųjų, kaip mamos, kitos masto, kaip tu sakai, yra pinigų. Čia mes nekalbam net apie tuos jau materialius dalykus. Bet kartais netgi būna gertuvė, nuperka už 5 eurų, bet savo, tarkim, gaili kažkokiem, kad ir konsultacijai psichologo, nes tas aš neverta ir kodėl motinystėje tampa tas, atsiranda ta savoka, aš neverta. Aišku, gal tai yra buvo ir prieš vaikus, žinai, bet, man bent tai jau buvo mes tas labai pastebim, kad tas Čia yra. toks labai sukaltas, labai giliai Kad aš dalykas. dabar aš atkentėsiu, čia toks etapas, aš turiu atkentėti. Ir tas... Ir neva jis pasibaigs, Jo, bet jis ir aš nepasibaigia. pasikeisiu tada. Jo. Gal man čia dar labai daug kalties, kaip tu sakai, žinai, būna momentai, man yra buvę tokių apvaizdų, kai ten man reikia kažkur išeiti ir tu sakai, man reikia išeiti. Ir tu jauties toks kaltas, parašydamas, kad tave išleistų kažkur išeiti, žinai. Nors čia kažkoks, iš vis nesąmoningas jausmas. Tai man atrodo, tokių mamų pas mus irgi daug yra, kurios biški turi kalties jausmo tokio, kad paliksiu vaiką, išeisiu ir spręsiu kažkokius savo dalykus. Ne, aš turiu jam nupirkti organinės medvilnės kepurytę. Išbūt su to vaiku, fiziškai tiesiog vienoj erdvėje, ne, visą laiką. Kažkoks gal ir nerimo momentas tame. Yra, jo. Kur nepaleidai nei vaiko, nei pati nepasileidai. Čia irgi Man tai žinau, kad labai daug šito yra, kad jeigu jau aš išeinu ir nebūnu su vaikais, tai vadinasi, aš turiu užkalt babkės. Produktyvi būtų, ar ne? Jo, aš negaliu išeiti šiaip sau, nes čia yra iš viso veltėdė tada. Ir toksai, arba tu dirbi, arba būni su vaiku. Tai pas mane, šitas gal vertybinis yra klausimas. Tai yra ir tas apie produktyvumą, žinai. Jo, Tai mano tas meilė savo yra apie leidimą savo turėti savo erdvę. Ir kiekvienam žmogui, kiekvienai mamai tai yra unikalu, individualu iš tikrųjų. Bet labai dažnai mes save įtikinam, kad ne, tai man nereikia. Išeiti ar ne, pabūti su draugais, su kažkuo. Ai, tai man nereikia. Tai arba ne taip smarkiai reikia, ar ne? Ai, bulkutę suvalgys praeis. Jo, grinai šitas blemba. Bet, o kas tau daro neigiamą įtaką didžiausią? Tu sakai, tau yra labai svarbu ta emocinė higiena. Aha. Kas tu jauti, kad tau ją suteršia labiausiai? Ne, tai žinai, aš visų pirma netėjau į motinystę nesuteršta, aš jau atėjau suteršta. Aš kažkodėl kažkokį įsivaizdau sakralinę dabar ceremoniją kažkokią. Jo. Kakavos ceremonija. Ne, ten vaidilui, ten altoriaus nekalta. Ta prasme, tas, žinai, jau ateini su užprogramuota kaip tiksinti bomba iš esmės. Su tais lūkesčiais, su perfekcionizmu, su įsivaizdavimais kažkokiais ir panašiai. Tai gal net motinystė man suteikia galimybę iš to išėti pamažu. Užsisvajojau apie sakralumo tą židinį. Lina labai turi juokingų visokių kartais palyginimų su šitų sakralumų. Šiandien vaidilutį išgirdot, šiaip jinai sako Madona paveikslę arba visokių tokių juokingų. Žodžiu, gerai. Prie pabaigos jau einam ir apie projektus tokius. Šitas klausimas, kaip pati tu vertini tokius sarkastiškus, autoironiškus, kaip Mother with Dyslexia arba ten ironiškus. Mes save tokiu laikom. Tokiom laikom, jo, nes šitą klausimą geriau aš būtent ir turėjau omeny, žinai. Kaip tu vertini tokius projektus socialiniuose tinkluose? Ar tu galvoji, kad jie daromi iš kažkokios tai nevilties, ar tėvai nori pabėgti, ar mamas ten nori pabėgti, ar niekaip nesusikaupia, ar nesugeba imti ir, kaip sako, džiazuoti auginant vaikus. Auginti vaikus, toks nėra tokio džiazo. Kodėl taip darosi? Kodėl kuriasi ir ką tu manai?
Tai ačiū labai už tą klausimą, nes iš Prašom. tikrųjų man labai buvo įdomu, aš labai kolekcionuodavau anksčiau ir man dabar labai įdomu va tokius visokius projektus, knygas, blogus, socialinių tinklų paskyras, nes, kai aš turėjau mažus vaikus, tai jų buvo labai mažai, dabar jų daugiau. Ir aš manau iš tikrųjų, kad yra riba tam tikra, kur tai yra ironijos tam tikras lygmuo, kaip vat Motherhood is Sexy, kur jisai yra tos ribos neperžengintis ir jisai yra apie atvirumą, apie nebijojimą būti pažeidžiamą. Tai yra tai, ką aš bandžiau savo blogę daryti ar savo Facebooko paskyroj, kurios nebėra, nes Facebookas man ją uždarė. Bet... Rimtai? Ir nebetidarė? Nebetidarė, bet aš tai priėmiau kaip tokį apsivalymą dvasinį. Aš paleidau. tą savo gyvenimo etapą aš paleidau ir kažkaip Kartais meta neklysta, ar reiškia. Dėl to tai yra meta. Va. Wow. Bet ir labai palaikau, iš tikrųjų, manau, kad tai duoda, kaip ir mano knyga, duoda galimybę žmonėm kažkaip pasijust matomais. Mamoms pasijust matomom ir neteisiamom, priimamom su savo netobulybėm ir panašiai. Kita vertus, yra dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, mano knygą paskaitė, labai kažkaip jie sureagavo neigiamai, kad jo, tai yra dramatiškai tamsi knyga, bloga knyga, apie tai, kad motinystė šventoji yra nuvainikuojama ir kaip taip galima daryti. Įsivaizduoju, gal jūs irgi tokių. Taip, yra tikrai tokia. Dėl to, matai, mus daug kas aplenkia dėl to, nes tai yra nepagarbu tiesiog. Šventai. Nes, kaip jūs galite kalbėti, kad tai yra, tėvystė yra apskritai sunku. Nesunku, jūs išpizdėjusios esate. Jo, tai yra tokia viena nuomonė, o kita nuomonė, tai kad tai yra tiesiog neestetiška, nefaina žiūrėti, aš noriu žiūrėti, žinai, gražiai aprengtus vaikus, žinai. Į vėmalus ir ten šūdą vidurį kambario. Jo. Bet kažkaip taip, man tai labai palengvėja, kai aš pamatau tą netobulą vaizdelį, o kai tobulą mane įtampia. Vienareikšmiškai. Gal dabar mažiau, nes aš kažkaip sakau, su didesniais vaikais jau jie patys apsirengia, aš galvoju, čia jau. Bet su metais ateina, žinai, tokia patirtis, kad už to tobulo vaizdelio stovi tikrai ne tai. O kai tu pamatai tą tikrą, tai iš tikrųjų biškai atleidžia akį, nes labai rezonuoja. Nes realiai, pas mane tas pats irgi namuose šiandien. Tai aš noriu pasakyti, kad ta riba, kur žmonės ją brėžia, jinai nėra objektyvi, kiekvienam jinai skirtinga, bet aš irgi turiu savo ribą. Ir yra dalis projektų, nežinau, gal dabar, aš, pavyzdžiui, esu nusipirkus Hurrah for Gin knygą, nežinau, ar žino, ten komiksus piešia moteris ir jinai turi savo blogą Hurrah for Gin. Ir lietuviškai jos knyga išleista, ir angliškai aš pirkau, paskui yra kita knyga, net nebeatsimenu pavadinimo, bet Baltos lankos išleido tokiam melsvu viršeliu ir stovi vaikas nugarą, toks toddleris, nuogas ir tūlikas ant viršelio. Ir va ten abi autorės yra britės šitų knygų ir jos man jau, pavyzdžiui, yra žostkos. Ir o kame tas žoskumas yra? Nežinau, man atrodo, kad ten jau per vaikų pateikimą kažkokį tau tas žoskumas jau riba. Ne, apie tai, kaip jos jaučiasi tame, apie tai, kai tame yra jau ne ironijos sarkazmas, apie tai, kad tai yra, gal jos taip patikė, gal čia kultūrinis dalykas, gal britai skaito kažkaip kitaip, bet man jau norisi, kaip sakau, save apkabinti, aš ir angliškai, matai, skaičiu ir lietuviškai Hurrah for Gin, tai ten, žinai, yra tas. Man norėjosi save apkabinti, bet tai man norisi papurtyti ir pasakyti, nueikit į terapiją, kažką darykit. Jeigu jau per heitą savo motyvas, heitas jau yra, jo, nes matai, pavyzdžiui, šiaip visi projektai, kad ir paskyros, nesvarbu, jos niekada neparodo visumos, ten, tarkim, kiti vadina realybę. Ir dėl ko mums apie projektą sako, jūs čia rodot ne tokia realybė, ne vien tokia. Taip, bet jeigu tu naini pas kitą influencerę, tai pas ją irgi nėra vien visa realybė. Tai yra visur nuotrupos, pas mus yra nuotrupos, pas kažką kitą, tai jau jūs pagal tai, ką sekat ir klijuojatės tą savo nuotrupų kratinę. Tai čia yra jūsų pasirinkimas ir mes niekad neteigiam, kad čia rodom realybę, mes sakom. Tai yra atvirumas, tai yra mūsų realybė, bet niekada nėra heito,
Ta prasme, heitas jau yra ta žemiausia riba, kur, nu jau kaip tu sakai, tai yra nebeskanu ir jau tai yra Mes pavojinga. susitarėm su Ieva seniai jau, kad mes nesileidžiam į šitą lygį. Bet net, žinai, aš manau, net dasileismėm, nes mes nejaučiam šitų jausmų. Jo, paprasčiausiai. ir kažkada mes apie tai kalbėjom, kad nu, iš pačių mūsų tai neina, žinai, ir mums būtų labai keista, nes mes kartais ten matom iš šalies, kaip vyksta tokie dalykai, tai mes sakom, nes nu, mes neinam ten ir neskaitom ir nežiūrim ir net nekreipiam dėmesio, žinai, tai Bet žinai, negaištam laiko. bet tie žmonės, jie rašo irgi apie realybę. Irgi mes to turim. Ta prasme, bet kur tu dedi akcentus, gal Taip, čia taip, yra taip. klausimas labai stiprus. Taip. Tai va, tai aš galvoju apie tai, kad daug knygų, šiaip darbiškai įsiterpsiu, buvo tokia knyga Mamystė, nežinau, ar teko jums susidurti, iš vis pradėjo, man atrodo, visą šitą kalbėjimą atvirai apie motinystės įvairiapusiškumą. Čia lietuvė rašė? Jo, 2012 metais, jinai seniai man tai išleista, Aušros Paukštytės. Ir mane sukrėtė pakankamai stipriai, kai Aušra irgi podcast'e, šiuo metu jau nebeegzistuojančiam ryšys, jinai pasakė, kad mano šitas projektas tam tikrą prasme, manau, gimė iš tam tikros būsenos, kuri buvo artima depresijai motinystės, o mane kažkaip supurtė. Ir aš paskui supratau, kad iš tikrųjų yra to. Mamos taip pat yra baby blues, iki tikros motinystės depresijos, tas didžiulis spektra. Ir iš tikrųjų, kai tu esi tokioj tamsoj, Aušros knygos aš absoliučiai nepavadinčiau tą ribinę, jinai šviesi puikiai knyga, bet jinai pati užsiminė apie depresyvumą. Ir aš galvoju, kad tikrai kai kurie projektai, kai kurios knygos yra iš tokių tamsių vietų, kur reikėtų traukti save iš tenai, o ne kažkaip išveikinėti. Ok, tai liko jau visiškai pabaigėliai, mes tokį trumpą. Tavo palinkėjimas savo. Būt kuo labiau čia ir dabar. Neišbėgti protą ir į Instagramą. Ką aš irgi mėgstu daryti, bet kuo daugiau čia ir dabar. Ok. Tais kotletais ar falafeliais mėgautis. Pagal mitybos tipą. Jo, ir paskutinis klausimas tavo motinystės what the fuck. Tai reiškia, Ieva papasakos, ką reiškia. Tai what the fuckas tai yra toks dalykas, kas tu nežinai, kad motinystė gali nutikti, o kai tau nutikdavo, vis tiek nesuprasai, kaip taip gali būti. Bet man tai pati motinystė iš savęs, ta prasme, visas nėštumas. What the fuck? What the fuck? Tavo kūnas padaro kitą žmogų, man toks what the fuck. Po šiai dienai, kaip kažkoks nežemiškas dalykas. Tikrai. Pas kažkokią iliustratorę skaičiau, kad kaip viešbutis. Ir jinai tokia padarius mažyčių komiksėlių tokią seriją ir nupiešus, tipo, o aš esu viešbutis, man jie gyvena, bet ir aš ten gyvenu. Kaip tik vakar su vyru dar žvengiam, nes vaikai žiūrėjo knygutę, kur maži buvo ir kur mama su pilvu buvo. Ir man vyras sako, tu pagalvok. Sako, įsivaizduoju, tavo visi šonkauliai, sako, visa kraujotaka turėjo prisitaikyti prie vaikų ir paskui, kai jie gimė, staigiai vėl, žinai, persiorientuoti į buvusį. Sako, tai yra nerealiai, einu parūkyti, sako. What the fuck? Jo, tai jis kiekvieną... Bet vis atmazą suranda parūkyti. Aš ateinu, bliava, kaip tavo kūnas pasikeitė, einu parūkyti. Jo. Bet žinok, viskas gerai, sako. Tai va, tai toks nušokimas. Dėl to mūsų podcastas ir vadinasi motinystės what the fuck, nes tai... Mes kartais neatsimenam, kokius klausimus užduodam, apie ką iš viso šitą laidą, kur mes esame. Aš kiekvieną dieną save nustebinu, ant kiek mano protas išėjęs būna. Ant toks, žinai... What the fuck irgi būna. Buvo šiaip faina pašnekėti, ačiū, kad atėjai. Jo, labai gerų tokių pametėjai frazių pamastymų. Liksim susimastę su Lina ir diskutuosim voice'ais paskui. Ne, tai labai faina, kad pakvietėt. Aš tokia jaučiuosi jau kitos kartos, kai mes blogus rašydom, nes dabar nebe labai žmonės rašo blogų.
Tai faina, kad tos idėjos vis tiek gyvos ir kad jūs daro dalykus. Ir turbūt kažkaip žmonės bus kiti formatai ir vis tiek darys. Vis tiek reikės tokių kažkokių dalykų, žinai, nebent tik tai dirbtinis intelektas jiems Intelektas. Jau mūsų intelektas. Jiems gimdyti vaikus. Tada nebus problemų. Baisu. Jo, tada tavo vyras neturės atmažai. Gerai, jau viskas čia jau. Gerai, viskas. Gerai, ačiū labai, kad klausėt ir žiūrėt. Ir Ačiū. iki kitų kartų. Iki. Iki.